Labas pirmadienio rytas. Ačiū, kad ir vėl Ačiū, kad ir vėl įsijungėt mano naują video ir šiandien mes pradedam 10 savaitę. Wow, žiauriai jau daug, bet labai džiaugiuosi tai, kad vis šitas dalykas važiuoja, nes kai pradėjau tikrai nieko nesitikėjau, visiškai tiesiog važiuoju, darau ir viskas. Žodžiu, o šiandien važiuoju filmuoti pas klientus, tai taip gavosi, kad antrą savaitę iš eilės, antrą pirmadienį iš eilės važiuoju pas klientus filmuotis. Taip iš tikrųjų nebūna taip dažnai, kažkaip čia dabar paskutiniam savaitėm taip sukrito, kad vis kažkur reikia kažką filmuoti, bet žodžiu, šiandien važiuoju filmuoti į labai gražų baldų saloną, tai didžioji dalis, tiksliau, visi minkštieji baldai yra būtent iš šitos parduotuvės, į kurią važiuoju, iš mano klientų. Tai man labai patinka jų estetika, viskas žodžiu labai gražu. O aš šiandien galiu pasigirti, aš nesu dryžuotais marškinėliais ir nesu pilku švarku. Tai šiandien esu dvigubais padidintais su paminkštinimais, žodžiu, šitais ir švarkas ir marškinėliai yra su. Tai va, šiandien toks įvaizdėlis. Kažkaip visai gal fainai susidėliojo. Jaučiuosi žiauriai gerai, užsimotyvavus, žiauriai geros nuotaikos, pasportavau, pavedžiojau Teo, jau pasidariau šiek tiek darbų, dabar važiuoju filmuoti. Žodžiu, viskas labai gerai važiuojasi, dėliojasi. Mano veidas jau yra 3 diena po lazerio, tai kaip niekur nebūta. Pradėjau naudoti vaistus, tai žiūrėsim, kas čia bus toliau. Tai vat, važiuojam į dieną kartu su manimi. Ačiū, kad žiūrit. Aš jau po filmavimo ir netuščiom. Ką aš nusipirkau, visur ieškojau, niekur neradau gražios pjaustymo lentutės. Tai, vat, tokia. Visur žiūrėjau, arba kainos yra neadekvačios, arba išparduota, arba spalvų nėra. Tai niekur neradau tokios gražios, paprastos lentutės. Tai vat, radau bent jau pas savo klientus. Tai nusipirkau, viskas, važiuojam namo dirbti, papietauti ir dirbti toliau. Na kągi, pirmą kartą savo ofise užsidegiu šitą šviesą. Kažkaip dar nebuvo tokių tamsių vakarų, na dabar aišku, laikas prasisuko, tai iš karto tamsiau vakare. Kažkaip man nepatinka čia tas apšvietimas. Iš tos pusės negerai kažkaip filmuoti. Žodžiu, tai yra 5:30, aš dar prie kompo, kažkaip daug darbų. Ir ši savaitė nusimato labai darbinga. Daug susitikimų su klientais. Tai visada mėnesio pabaigoje darau susitikimus su klientais, kuriems leidžiam mokamas reklamas arba darom naujienlaiškius. Ir tada mėnesio pabaigoje mes pasidarom tokius paskutinius akcentus, susidėliojam sekančią mėnesį. Tai va dabar lapkričio mėnesiui šią savaitę dėliosimės paskutinius akcentus lapkričiui, kada nuolaidos kažkokios pasileidžia, ką darys, nedarys ir panašiai. O tada jau lapkričio 1 savaitę, 2 savaitę turėsim susitikimus su tais klientais, kuriems jau darom viską pilnai ir komunikaciją, ir naujienlaiškius, ir reklamas, viską, nes reikia žymiai daugiau laiko pasiruošti viskam. Vis sukasi man mintis apie dar kitokį darbą su klientais. Ką turiu omeny, kad aš daug, kaip pasakyti, geriausia man yra, kai mes dirbam pilnai su klientu, su visom paslaugom, matom iš visų pusių, ką darom ir tada kažkaip kitaip dėliojasi sprendimai. Bet yra labai daug verslų, kurie, pavyzdžiui, daug gali pasidaryti patys. Tarkim, yra, tarkim, kosmetologė, kuri žiauriai gerai komunikuoja Instagram'e, turi savo auditoriją ir jai reikia tik tai sudėlioti taškus, kad jinai galėtų važiuoti pati toliau. Tai tokiu atveju
Aš galvoju, kad galbūt pasiūlyti tokią mentorystę. Aišku, tas jau mentorystė žodis kažkiek nuvalkiotas yra, bet pasiūlyti tokią bendradarbiavimo formą, kad turėti labai mažą kelių žmonių grupę, tai aš būčiau joje ir dar kokie ten 3, tarkim, verslai. Aišku, tai turėtų būti labai gerai atsirinkti verslai, kurie patys jau daro, kad jiem nereikėtų labai daug to pirminio užvedimo į kaip daryti komunikaciją, bet kad jie jau patys būtų prie to labai daug prisilietę ir kad jiem reikėtų tokio aiškesnio pakreipimo. Tai pavyzdžiui galėtų būti, tarkim, mėnuo laiko, per 4 savaitės turim 4 susitikimus, tai pirmas susitikimas, tada gauna iki sekančio susitikimo namų darbus, turi pasidaryti ir tuo pačiu visą tą laiką dirba su visom tom žiniom iš karto. Ir tada tas 4 savaitės aš iš karto galiu realiu laiku žiūrėti, stebėti ir toje grupiai, mūsų toj mentorystės grupeliai bendrauti, kalbėtis ir susirašinėti, kas vyksta, ką įkėliau, ko pasidalinau, ką matau ir panašiai. Ir tada nuo to, kam būtų tokia mentorystė aktuali, tai tiem kas neturi kažkokios krypties, daro, bet nežino kaip ir ką, ar norėtų įžvalgų kažkokių, ar nori užpakalio paspardymo, kad darytų, keltų ir panašiai. Tai čia būtų tokia grupė, kur tas 4 savaitės toks intensyvus darbas kartu, tam, kad susidėlioti tokį labai aišku matymą ir išsibandyti viską judėjimui toliau. Sukasi tokia mintis, aišku, čia dar yra darbo pasidaryti tokį dalyką, nes ir aš turiu labai gerai pasiruošti ir visas tas temas labai išgvildenti, turiu mintį, kaip galėtų atrodyti, tarkim, mėnuo, kokiam temom ir per ką norėčiau pervesti, per kokius pagrindus, bet vis tas ateina klausimas, kad tai negali būti bet kokie žmonės ateinantis į tą grupę, tam, kad būtų galima duoti maksimaliai naudos ir kad tie žmonės maksimaliai pasinaudotų. Nes jeigu tai bus žmogus, kuris niekada nekomunikavęs, niekada nieko nedaręs ir visiškai nesupranta, kas su kuo valgoma, tai tokiu atveju jis per tos 4 savaitės jam būtų per intensyvios ir jis po tų 4 savaičių iš vis nieko nebenorėtų daryti. Tai nenorėčiau padaryti taip. Norėčiau tikrai žmonės užvesti ant kelio ir duoti tos naudos. Tai galbūt kokį kovo mėnesį būtų faina tokį dalyką padaryti, nes dabar viskas Black Friday, viskas gruodis, šventės ir nebėra kada. Ir mano kiti mokymai prasideda, kur aš lektoriausiu, tai labai užsipildo tos datos. Tai pasidalinkit, kas turit verslus, ar jums būtų įdomus toks dalykas, galbūt galit pasidalinti, kur panašaus kažkur kažkame dalyvavot ir kokių minčių iš to turit, kas, pavyzdžiui, gal jums patiko ar nepatiko, tai viso to lauksiu komentaruose. Labas antradienis, net pasižiūrėjau, kokia yra diena, nes ištaškė šią dieną visiškai. Ta prasme, dabar yra dar be 5 minučių 2. Jungsiuosi į antrą skambutį su klientais, bet jau mane šitą dieną visiškai yra ištaškiusi. Žiauriai daug reikalų, nieko nespėju, noriu, kad niekas negalėtų man parašyti, niekas negalėtų prie manęs prieiti, aš noriu tiesiog užsidaryti viena pati ir viską tvarkytis, ką turiu pasidaryti. Vat jums ir realybė, kaip būna. Tai viskas. Jungiuosi į antrą skambutį, po to dar turėsiu 3 ir dar milijonas darbų laukia. Atsijungiu, tikriausiai šiandien nebesugrįšiu. Labas vakaras, vis dar antradienis, tai vis dėlto išėjau. Tai jo, šiandien visiškai ištaškė mane diena, jau po paskutinio susitikimo, ar vakarienę pavalgiau, dar atėjau prie kompo. Visiems visko reikėjo, visi su visokiais nepasitenkinimais, žodžiu, visiškai tokia diena. Ir tuo pačiu pagalvojau, kad kiek minčių pas mane eina koks srautas vienu metu. Tai toks, kad vienu metu aš galvoju apie visus klientus. Jų yra kažkur, plius minus apie 20. Aš galvoju,
Šiandien turėjo pasileisti tiems klientams naujienlaiškis apie X temą. Ar pasileido, nuėjau pasižiūrėti. Blembo, šitiem klientam, ar jie susitvarkė, jie turėjo, tai man rašė, kad ten pikselį susitvarkyti. Nu, tada pasižiūrėti pikselį. Tada galvoju, gerai, čia kaip tik turėjom skambutį su tais klientais ir ten norim pavaryti taip ir tokie tikslai. Ką aš dar galiu dėl to padaryti? Tada galvoju, lemma, bet šitiem klientam kaip gerai jam sekas, bet mes dar galėtumėm geriau. O kaip tik mintis kilo, reikia jam parašyti, kad tokią idėją galime įgyvendinti. Ir vienu metu visos tos mintis sukasi. Ir toks, šiandien taip sustojau ir pagalvojau, lemma, koks rautas eina vienu metu ir apie kiek dalykų galvoju. Bet tuo pačiu aš suprantu, kad tai yra dėl to, kad aš nuoširdžiai einu su kiekvienu klientu. Aš nesu specialistė, kuri dirba tam, kad tiesiog dirbti, kad uždirbti pinigų. Aš esu visiškai, man labai svarbu yra, kad klientai uždirbtų, nors kaip ir nesu tiesiogiai atsakinga už jų pardavimus, bet vis tiek labai, atrodo, nešu didelę atsakomybę, manimi pasitikė, tai norisi žiauriai gerai pavaryti. Ir ne man pavaryti, o mum dirbti. O ką aš dar norėjau pasakyti? Tai aš netyčia telefone radau seną įrašą, kai aš dar net nesapnavau ir neplanavau daryti vlogų, bet aš buvau tiesiog pasistačius telefoną ir pradėjus kalbėti. Tai man pačiai buvo faina įsijungti, pasižiūrėti, ką aš tada kalbėjau ir kaip mintis dėliojau, bet keista, kai dabar jau filmuoju 10 vlogą, o tada aš net nepagalvojau, kad aš iš vis kada nors pradėsiu. Tai pasidalinu tuo video dar senuose namuose, dar tuo metu mes net nebuvom nusipirkę šito būsto ir dar net nebuvom pradėję svajoti apie jį. Tai žiauriai faina, pasižiūrėkite jūs. Esmė tokia, kad vis galvoju daryti vlogus ir vis neatrandu, ką galėčiau filmuoti ir ką galėčiau pasakoti. Tai vis turiu tokių mažų klipukų, kaip šis. Ir gal jie kažkada išeis į kažkokį vieną didesnį vlogą, bet aš ką tik po susitikimo, šiandien yra antradienis, ir turėjau susitikimą su vienais iš savo klientų, pradėjom planuotis gruodžio mėnesį ir dar aptariam šį likusį lapkričio laikotarpį dėl to, kad turim labai didelį tikslą, labai svarbų tikslą, kurį norim įgyvendinti ir dar turim laiko. Tai jau praėjo pusę lapkričio ir matom, kas vyksta su mūsų rezultatais, tai šiek tiek adaptuojamės prie situacijos tam, kad galėtumėm labai gerai pavaryti. Tai, bet ką dar irgi norėjau pasidalinti iš to susitikimo, tai kad atsiranda kartais tokių dalykų kaip konkurentai. Ta prasme, konkurentus turi visi, bet kartais atsiranda tie konkurentai, kurių labiausiai nesitikėtum. Pavyzdžiui, jeigu nesi pats gamintojas, bet esi perpardavinėtojas ir esi kaip distributorius, kaip, atstovauji tam tikrą prekės ženklą, tai tikiesi, kad su tavim elgsis kaip su partneriais ir kad jau yra tam tikras žinomas prekės ženklas, paimsim to prekės ženklo produktus ir juos pardavinėsim Lietuvoje, apie juos skleisim žinutę, didinsim žinomumą ir panašiai. Bet nesitiki, kad pats tas prekės ženklas pradės labai kišt koją ir norės pats daryti tos pardavimus Lietuvoje. Tai turim iš tiesų tokią situaciją, kad didžiausias konkurentas yra patys tiekėjai ir jie nori patys, parduoti, o ne dirbti su savo partneriais nuoširdžiai ir, jam palikti jau tą Lietuvos rinką. Tai esmė tokia, kad mūsų strategija yra, kaip nepaleisti visų lietuvių į užsienio e-shopą, bet kad visi ateitų ir pirktų pas mus, pas mano klientus, pas lietuvius.
Tai va, tai būna ir tokių situacijų ir tada ieškom kažkokių kitų priėjimų, kitų kanalų, kitų pasakymų, kaip ir ką gali daryti tie prekių ženklai. Aš einu pietauti, nes šiandien turiu dar 2 susitikimus. Kitas sekantis susitikimas bus pažintinis skambutis su nauju prekės ženklu, potencialiais klientais. Tai tikiuosi irgi viskas sklandžiai praeis ir rasim bendrą kalbą, susivaibinsim ir, žodžiu, galėsim dirbti. O vakare turėsiu susitikimą su specialiste, su kuria mes abi susirašėm, žodžiu, nes viena kitai siūlom bendradarbiavimus. Tai čia galbūt į ateitį atsiras kažkokių partnerysčių. Ir tuo pačiu apkalbėsim ir galbūt susitiksim podcast'e pasikalbėti. Tai va, tai žodžiu, labai džiaugiuosi, man šie metai yra labai didelio augimo ir labai daug susipažįstu tiek su verslais, tiek su daug skirtingų specialistų. Tai va, tai kartais tikrai pamirštu pasidžiaugti visų tuo darbu, ką darau ir su visais rezultatais, ką turiu. Tai už tai šiandien irgi labai esu dėkinga ir labai šiandien gera ir džiaugsminga diena. Aš vėl filmuoju video intarpą, kurį nežinau, kur ir kada panaudosiu, bet manau, faina yra tokius dalykus nusifilmuoti ir praėjus tam tikram laikui sugrįžti ir pasižiūrėti. Tai kažkada filmavau tiesiog keletą vaizdo įrašų tiksliau, filmavau reelsus savo Instagramui ir viename iš tų reelsų tiesiog aš ten pasakau apie, žodžiu, dalinau patarimus verslam, apie marketingą. Befilmuodama sustojau, įsijungiau kamerą, paleidau ją ir pradėjau pasakoti, kaip norėčiau daryti podcastą. Pasakau, kas ten būtų, kaip aš jį įsivaizduoju, kad šiuo metu dar nieko neplanuoju ir, žodžiu, nežinau, ar tas video išvys kada nors, žodžiu, šviesą ir panašiai. Ir, gaila, aš dabar to video neberandu ir aš, kai išleidau podcastą, neturėjau kuo pasidalinti, tada tik tais turėjau pasidarius nuotrauką viso setupo, kur aš kaip filmavau, tai tik tai įdėjau tą nuotrauką. Dabar šiandien yra lapkričio 21, 24 ir aš po truputėlį labai mažai žingsniukais dirbu dėl savo mokymų platformos. Netikėtai jau pradėjo snigti pirmą dieną, kai sninga, tai toks fainas, nežinau, man tokios motyvacijos pridavė dirbti ir daryti. Tai šiandien visą dieną skyriau darbams su klientais. Su šita mokymų platforma kol kas labai banguoju. Ką turiu omeny? Kad aš, kai užsikepu ją daryti, tai noriu čia ir dabar padaryti ir iš karto paleisti tą pačią dieną, bet tai nebūna. Tada pradedu viską rašytis, prasideda man tas minčių lietus, kiek aš čia daug visko noriu padaryti, kaip aš čia viską įsivaizduoju ir aš nuo Liepos tikriausiai mėnesio jau savo pasakiau, kad tikrai darysiu šitą platformą ir per pusmetį, ką pavyko nuveikti, tai yra pasidaryti strategiją, apsirašyti pilnai, kaip aš noriu, kad atrodytų svetainė, išsigryninau visas spalvas, žodžiu, visokius tokius dalykus. Pasidariau vieną savo mokymą, tai patį pirmutinį prekės ženklo išgryninimą. Tai bus pats pirmutinis mokymas ir tai bus pati pradžia, nuo ko šiaip verslai atėję į platformą turėtų ir galėtų pradėti. Tai dabar sėdžiu, bet čia išsirašiau, kokias temas dar ką norėsiu išgvildenti ir pasidaryti. Ant mano kelių Teo. Taip, stovim. O už lango sninga. 6 minutės kalbu ir, žodžiu, tikiuosi kažkada panaudosiu šitą klipuką. Galbūt net paleidžiant savo platformą, tai paleidžiu savo mintis, žodžiu, kad viskas įsigyvendintų ir viskas būtų be proto gerai. Labas rytas. Labas trečiadienis. Man čia savaitę vėl kažkaip makaluojasi tos dienos. Tai ką? Aš pasportavus, išėjus su Teo, papusryčiavus, sėdu prie darbų
Šiandien visiškai skambučių diena. Turiu 4 susitikimus, 2 iš jų bus pažintiniai skambučiai. Vienas bus kosmetikos prekinis ženklas, o kitas kažkoks naujas visiškai brandas, nelabai daug apie juos žinau. Tai vat, tai žodžiu, važiuojam toliau su visais planavimais, su pasiruošimui lapkričiui ir gruodžiui. Dabar suprantu, kodėl šios savaitės tokios intensyvios, nes ne visi gali, ne visi susiplanuoja iš anksčiau visokius pasiūlymus, tai gaunasi daug paskutinę minutę tokių darbų. Kaip pavyzdžiui, penktadienį yra Halloweenas ir dar yra tokių, kurie vakar šiandien sugalvoja, kad davai kažką darom. Tai reikia pasidaryti. Gavau žinutę iš vienos sekėjos su klausimu. Atsakiau jai, bet manau, kad bus gal kažkam ir iš jūsų aktualu, tai pasidalinu ir čia. Tai klausimas buvo toks, kad pradėjau dirbti su mokamom reklamom. Tiksliau pasisamdžiau specialistę, kuri dirba. Praėjo 5 dienos, nėra rezultatų, ką daryti. 2 dalykai labai svarbus. Vienas dalykas labai svarbu, ar buvo anksčiau leistos reklamos ar ne. Jeigu jūs niekada neleidot anksčiau mokamų reklamų, tai pats jūsų ads manageris nežino, kas jums veiks, kur jam maždaug leisti tą reklamą, kam jam maždaug rodyti. Tai visų pirma, pačiam ads manageriui reikia laiko. Antras dalykas, paleidus reklamą, jai reikia duoti maždaug nuo 7 iki 14 dienų, tam, kad būtų galima pastebėti, kaip ta reklama veikia. Ir ar ją reikia kažkaip keisti, adaptuoti, ar nereikia. Esmė yra tokia, kad su reklamom reikia neskubėti, o paleidus reikia jų nekrapštyti. Tai kai pasileidžia, mes turim duoti laiko reklamai, kad jinai įsivažiuotų, pasitestuotų, pasimokintų ir tada bent jau po 7 dienų galima bandyti žiūrėti ir spręsti. Važiuoja, nevažiuoja, sustabdyti, nesustabdyti, keisti ten galbūt kažką ir panašiai. Viskam labai reikia laiko, neskubėti. Svarbiausia yra neskubėti ir po truputėlį analizuoti rezultatus ir nedaryti kažko labai kardinalaus, o po truputėlį viską pažingsniui. Tai va, čia šitas dalykas. O kitas dalykas, kuris man užkliuvo. Ir čia iš dalies suprantu, kad tai yra, čia pas mane yra problema. Bet mane baisiai trigerina, kai žmonės sako, marketingo mergaitė. Mano mergaitė, aš pasisamdžiau mergaitę, kuri dirba. Čia tiesiog yra mano asmeninė nuomonė, bet man atrodo, jeigu tu pasisamdai specialistą, pasisamdai žmogų, kuris dirba su tavo marketingu ir tau norisi vadinti tą žmogų berniukų, mergaitę, tai jau yra blogai. Ta prasme, aš savo kolegių nesugalvočiau pavadinti mergaitės, kurios su manim dirba. Nu ne, tai yra specialistės. Savo sričių specialistės, su kuriom aš dirbu. Ir man toks, jeigu aš pasirinkčiau dirbti su mergaitėm, tai man pasąmonė kažkur jau statosi tai, kad nebus gerai. Nu, ne mergaitės ateina dirbti. Ne mama, ne dukra, ne draugė, ne mergaitė, o specialistė ateina dirbti. Ir kai tu ateini su požiūriu, kad aš atėjau dirbti su specialistu, tada toks ir iš specialisto pusės yra jausmas, kad tave gerbė, su tavim nori dirbti, tavim pasitikė. Ir manau, kad pasąmonė kažkur ir tam verslui, kad aš tikrai pasitikiu šituo žmogum ir aš jį laikau specialistu, o ne mergaitė ir berniuku. Tai, čia tiesiog mano asmeninė nuomonė, bet nežinau, paskutiniu metu man taip kliūna, kai sako, dirbu su mergaitė. Arba, man buvo viena klientė atsiuntų žinutę, kuri turėjo būti ne man. Ir buvo parašyta, kad atvažiuosim su savo mergaitė. Aš nesu niekieno mergaitė, aš esu, savo klientam aš esu marketingo specialistė. Tai, toks.
Parašykit ar komentaruose, ar ir jums keistai skamba, kai pasakoju šitą. O gal, pavyzdžiui, žinau, kad tikrai specialistų žiūri mano vlogus, tai pasidalinkit, ar jūs kada nors yra tai pavadinę ir ar jūs irgi trigerina šitos dalykas. Labas ketvirtadienis. Jau ketvirtadienis, blema, šią savaitę taip greitai bėga, o darbų atrodo nemažėja. Ir viskas atrodo, vis kažkur tik dedasi, į savaitgalį dedasi. Iki 7 dar dirbau, pasidariau dar šiek tiek darbų, išsiunčiau vakar vieną sutartį dar pasirašymui, iš vakar skambutį, kur turėjom. Ir žiūrėjau vienus rašytus mokymus. Čia tam savo koledže. Jau įdomesnė tema buvo, ir tuom įdomesnė, kad mažiau girdėta. Bet tai pasakojo apie verslo modelį. Kaip išsirašyti verslo modelį. Ir man atrodo, kad po to, kai jau pradėjo rodyti, kas tai yra ir kaip tai padaryti, man atrodo, kad studijų metais mes kažkada šitą darėm. Tik tais tada studijų metu atrodo nesudėliojo taškų, kur darėm, bet neaišku, kodėl tai darėm, kam to reikia. Nežinau, gal tada ne tas galvoj buvo, bet kaip ir tada aš jau dirbau šeimos versle pilnai ir man visa tai buvo labai aktualu. Buvo 10 minučių rašyta paskaita, kaip reikia pasidaryti tą verslo modelį ir tada, aišku, namų darbas, padaryti tą verslo modelį. Ta prasme, man šiek tiek, tikrai nesusiveda. Ta prasme, turim savaitę laiko ir per tą savaitę mes turim 2 namų darbus. Bent jau kol kas man atrodo, kad turėsim šią savaitę 2 namų darbus. Tai vienas iš jų yra peržiūri 10 minučių tą, kaip pasidaryti verslo modelį. Turi padaryti tą verslo modelį ir parašyti 200 žodžių apibendrinimą apie tą savo verslo modelį. Ir tada peržiūri antrą įrašą ir tada antras namų darbas. Ir visą tai turi padaryti iki sekmadienio vakaro, nes kitaip tau neatsidarys sekanti savaitė. Ir nepadarius pirmo namų darbo, tau nerodo antro namų darbo. Tai tu negali daryti, kas, pavyzdžiui, yra greičiau ar paprasčiau. Tu turi pirmą vieną padaryti ir po to antrą. Tai sakau, man toks visiškai čia yra. Aš prieš šitos mokymus su ChatGPT kalbėjau ir klausiau, kokie yra atsiliepimai. Ir ten iš Reddito buvo daug ištraukę visokių atsiliepimų ir aptarimų šitų mokymų. Ten rašė, kad aš supratau, kad dauguma žmonių, kurie eina į šitos mokymus, jie eina kaip kvalifikacijai, kaip profesijai įgyti. Ta prasme, jie į tai žiūri kaip į bakalauro. Kaip, eitumėm mes Lietuvoje į kolegiją ar į universitetą. Ir dauguma jų sakė, kad už tokią kainą galima turėti geresnius mokslus ir turėti geresnę, tarkim, profesiją. Ir aš tada supratau, kad tai jie ateina ne su ta pačia mintim, kaip aš ateinu, nes aš ateinu tiesiog naujos informacijos, naujų idėjų, tiesiog išmokti naujų dalykų, o ne įgauti profesiją. Vis dėlto suprantu, kad šitie mokymai yra orientuoti į tai, kad žmogus pasimtų lapelį. Nes mokymai yra įrašyti, nelabai kas yra orientuota į tą tokį step by step, labai artimas ryšys su lektorium. To nėra. Informacija, namų darbai. Informacija, namų darbai. Ir tada ant galo visus namų darbus sudedi į verslo planą, viską apriši ir išpičini ir pasiemi lapelį. Aš po susitikimų, užkaitus, aišku. Bet, žodžiu, dabar per susitikimą praleidom vietoj, dažniausiai taip užtrunkam pusvalandį, ten 10 minučių, valandą. Bet šiandien prašnekėjom 1,5.
Ir daug tokių temų išlindo, tai kadangi filmuoju šitos vlogus ir išlendu su tokiom kasdieniniam problemom, kurias galiu paryškinti, paakcentuoti, tai noriu ir prie šito ateiti, sugrįžti, papasakoti. Mes Lietuvoje tokia, kur esam maža rinka, atrodo ne tai, kad norėtumėm vieni kitus palaikyti, brandus. Taip, nesakau, kad niekas nieko nepalaiko, bet vis tiek atsiduriam į tai, kad geriau ieškom kažkokių razinkų, prie ko prisikabint. Jeigu kažkas kalba apie kokybę, tai bandom išrišti, kad jie nekokybiški. Jeigu kažkas ten pasakoja, kokie yra originalūs, mes bandom išrišti, kurie galėtų būti neoriginalūs. Nu, žodžiu, bandom ne tai, kad eitumėm atvirą širdim ir džiaugtumėmės kūrybą tų žmonių, kurių kūryba patinka, palaikytumėm ir panašiai, o vat patinka man, bet aš noriu prie kažko prisikabinti. Ir toks, labai keistas požiūris iš šitos pusės. Tai čia vienas dalykas, apie kurį norėjau pagarsinti, kad lengviau yra kitą sumenkinti arba ieškoti kažkokių dalykų, prie ko prisikabinti. Aš suprantu, kad tai pakursto kartais ir apkalbas ir nėra ką šnekėti su žmogum, ten draugiai ko papasakoti, tai surandu kažkokią razinką, ant kurios galiu varyti ir dabar varysiu. Bet iš tikrųjų mes galėtumėm kalbėti apie gerus dalykus, kaip gerai sekasi kažkam, kaip kažkas labai gerai varo ir panašiai. Ir čia galėtumėm akcentuotis ir orientuotis. Tai čia toks vienas iš požiūrio taškų, kur suprantu, kodėl kiti žmonės taip daro, nes tikrai kartais būna, kad pastebi kažkokį brandą, kuris daro kažką ir pastebi, kad daro kažką jau blogai ir norisi pradėti kalbėti ne iš geros pusės, o pradėti iš karto nuo blogos. Galbūt reikėtų visiems taip nuoširdžiai stengtis ir kitų neapkalbėti ir ieškoti razinkų ne blogose pusėse, o kaip tik ieškoti to kažkokio pozityvo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, viena klientė pasidalino, kad jau ne pirmą kartą tai klientai taip atsitinka, kad kolegės nukopijuoja ją. Čia irgi tokia tema, kad suprantu mažesnius kūrėjus, brandus, kurie tik tais pradeda ir atrodo, kad yra patys su savimi pasimetę, neatradę savęs, nežino per kokią prizmę, kaip komunikuoti, kaip išsakyti ir panašiai. Ir tada turi savo kažkokį autoritetą ir daro pagal tą autoritetą. Tai suprantu, kodėl tai būna, bet čia yra labai labai blogai. Kodėl? Dėl to, kad čia tas pats, kas pradėti draugystę nuo melagysčių kažkokių. Tai lygiai taip pat labai po to sudėtinga viską ištaisyti, ypač jeigu kažkas pastebi, kad yra blogai, kad yra kopijuojama. Suprantu, kad yra sunku ieškoti savęs ir kaip to savo pateikimo, bet kitaip gerai nebus ir suprantu, kad atrodo žymiai paprasčiau paimti kieno nors gerą pavyzdį, nukopijuoti ir atrodo, kad čia išvažiuosi toliau ir viskas bus gerai, bet ne. Jau geriau ieškoti savo kažkokių kampų, netobulų kampų, per juos važiuoti ir bus žymiai, žymiai geresnis rezultatas. Kad jau geriau varyti nuo dūšios, bet iš savęs, iš savo perspektyvos ir nekopijuojant ir nesižvalgant, negu bandyti viską idealiai nuimti nuo kito ir tikėtis, kad tai bus gerai. Nes viskas visada išlenda ir tai nebūna gerai. Prisiduodu iškart po paskaitos. Tai ši paskaita buvo apie... Oi, labas rytas. Prižadinau kažką. Tai buvo apie social media turinį ir apie bendradarbiavimą su turinio kūrėjais. Tai vieną tokią fainą mintį išgirdau, kad turinį mes norim snekinti, užkandžiauti. Tai turinys ir jeigu ar mes storytellingą darom, ar mes norim parduoti, nesvarbu, ką mes norim daryti socialiniuose tinkluose, bet mes turinį turim paduoti žmonėms kaip užkandį, kad jie galėtų užkandžiauti, kad jie po truputėlį galėtų imti informaciją ir savintis ją,
o ne tai, kad mes paduodam visą mylą, visus pietus, visą vakarienę, visą informaciją ir dabar darykit su ją, imkit ją. Ir tada žmonės neįsisavina. O mes ateinam į, kaip ir, jeigu būtų kažko skanaus padėta lėkštutį, mes praeidami vis paimtumėm, lygiai taip pat mes pasiimam telefoną ir užkandžiaujam turiniu. Tai čia tokį palyginimą davė, kad labai geras toks pavyzdys, kad duokim žmonėm užkandžiauti turiniu, nes taip jie pasimtų informacijos. Visai nebloga, sakyčiau, paskaita. Ką tik pasibaigė, dar turiu labai daug darbų, yra 4 valandos ir taip norėčiau paguliuko, bet noriu labai visus darbus darytis ir tikiuosi, nieko nesakysiu geriau. Norėjau sakyti, kad gal pasidarysiu kažką daugiau ir iš rytojaus darbų, bet tikriausiai, kad ne. Šiandien labai produktyviai padirbėta, žiauriai džiaugiuosi savim. Netgi pasidariau dar vieną didelį darbą, kurį turėjau daryti rytoj po pietų. Labai džiaugiuosi savim. Pasidariau vieniems klientams lenkų komunikaciją lapkričio. Žiauriai gerai, nes didelis darbas padarytas. Ir dabar dar peržiūrėsiu antrus įrašytus mokymus koledžo ir dar galbūt įspausiu to antrą namų darbą šiandien. Tai jeigu tiek šiandien pasidaryčiau, tai tiesiog aš nežinau, wow, super būtų. Tai einu žiūrėti, matau, kad čia 22 minučių video yra. Peržiūrėsiu ir matysiu, kas namų darbą. Čia įdomiai taip išsigandau, kas čia vyksta, tai yra jau ruošiamės eiti miegoti ir pamatėm, kad aplink kiemą, o čia pas mus šitoj pusėje yra pieva, pamatėm, kad vaikšto kažkas iššviečia su prožektoriais. Ir žodžiu, ir esmė tokia, kad pamatėm po to, kad policija išėjo antrą pusę į lauką ir, žodžiu, paaiškėjo, kad ieško balionas kažkur prie mūsų namų nusileido su kontrabanda. Ir dabar čia, kur filmavau, buvo sustojus policija, stabdė mašiną išvažiuojančią, nes galvoja, kad galbūt jie jau išveža čia tą siuntą, gal suradė. Įdomu, kom čia viskas baigsis.